Klausau. Labas vakaras. Labas. Ar su pačia gražiausia Kauno padavėja kalbu, Renata? Taip. Gal, kas skambina? Kas skambina, iškart? Mariukas patrukdė. Koks Mariukas? Nu, dažnas, kaip čia praeivis, lankytojas, gal net negalėčiau pasakyti lankytojas, nes stengiuosi neįkliūti tavo akis, kad nepastebėtų manęs, bet aš tave labai dažnai kartu, žinai, pastebiu. Aš tikrai dabar labai pasimečiau ir prašau išaiškinti man konkrečiai. Iš kur numerį gavai? Iš kur tavo numerį gavau? Ja. Pradžiai tiek. Iš kur numerį gavai? Pasakyk, kad yra paprasčiausiai dabar gauti gražių moterų telefonų numerius. Taip, Renatėlė, aš tiesiog nenoriu aiškinti, supranti, iš kur aš gavau ir ką man jo reikia. Aš tiesiog norėjau tau pasakyti keletą žodžių. Nu, klausau. Ir tiesiog, supranti, kai būna kartais, vat, atrodo, ieškai to žmogaus, kurio galėtum, nežinau, bent 5 minutės pasėdėti, pakalbėti. Ir aš, vat, pamačiau tave prieš kokius 3 mėnesius, žinai. Ir man užteko tik vieno žvilgsnio, kad aš suprasčiau, jog tu galėtum man būti skirta. Tai kažkas man sudrina smegenis ir juodai. Ne, Renata, tu tiesiog, aš suprantu, gal ir vaikiškai, ir kvailai atrodau, taip sakydamas, bet tu man tikrai labai patinki ir patinki net ne kaip sekso objektas. Bet pala, pasakyk bent iš kur mano vardą, žinai. Renata, gi tu dirbi tą darbą, koks tau patinka, turbūt, aš nežinau. Aš po tą vietą per dieną, žinok, dabar, vat šiandien, ne šiandien atsiprašau, kai, vat 7-6 kartus atvarau. Nežinau, man tai kažkas tai neįtikėtina ir aš mažai noriu tikėti. Kodėl tu mažai nori tikėti? Tau nereikia Nes aš žinau, kad... normalaus, kultūringo vyro, kuris tave mylėtų, kuris galėtų tave apsaugot, kuris tau, nežinau, aš galėčiau žinok dėl tavęs, tai tu esi tikrai nuostabi, pasakiškai graži moteris, natūrali, tavo šypsena kerinti, tavo akis, kaip tu esi tiesiog mano svajonė, tu supranti? Tu esi mano didelė svajonė, kurią aš norėčiau taip stipriai apkabinti ir nepaleisti. Ja, eilės gražios. Aš tikiu, kad dabar tau tai atrodo kaip burtų knyga, kuri yra skaitoma ir panašiai, bet aš tikrai kalbu, sėdi šalia manęs draugas ir mes kažkaip visada pasikalbam ir aš jam nekartą esu sakęs, kad man, ta mergina Renata, nors aš tavo net pavardės nežinau, kas tavo šeima ir panašiai, bet tu man labai patinki. Nu, ačiū, jeigu tai yra tiesa, jeigu čia man nieks nepadrina smegenų ar kažką tai, bet man tikrai įdomu, iš kur numerius gauti, jeigu tai praktiškai neįmanoma. Renata, leis paklausti, tu rytoj dirbi? Ne. O kada dirbi? Nuo savaitgalio. Nuo savaitgalio. Ja. Ar galėtų ar galėtų mano kolega, draugas atnešti, nežinau, kai tu dirbi, laiškelį su mano nuotraukoje gražių parašymų, nes aš pats nelabai galiu rodytis. Ja, kodėl tu negali rodytis? Yra tokių dalykų, kuomet negaliu viską papasakot, bet aš tikiu, jeigu tu bent jau kropelytę dėmesio skirtum man ir galvotum, kad gali tarp mūsų kažkas vykti ir pakentėtum. Bet aš nesuprantu, kodėl tu tada slėpiesi? Kol kas taip reikia. Po kažkieno draugų. Aš nesuprantu. Bent jau pasakyk savo vardą. Mano vardas Marius. Marius, aišku. Ir tu dažnai ateini į kavinę? Nedažnai. Bet jei galėčiau, aš dažnai ateičiau. Aš tiesiog pravažiuoju, praveža mane, kaip galiu pasakyti. Mano Justas. Kas taip? Žodžiu, aš važiuoju, kaip čia pasakyti, darbo reikalais. Ko tu dabar slėpės? Tai pasakyk, kad aš esu tavo geriausias draugas ir tuo pačiu apsauginis ir vairuotojas. Aš nemanau, kad jai dabar įdomu. Oi, atsiprašau. Tai aš išeinu iš kambarius. Gerai, tarkim, kaip tu man galėtum ir aš kažkaip tai tokiais dalykais mažai tikiu, supranti, ir man kažkas yra dabar neįtikėtina. Ir tas pasimečiau iš tikrųjų labai. Aš girdžiu, šalia tavęs yra labai draugių daug, ar ne? Jo, mes dabar po miestą važinėjom. Po miestą. Bet leisk paklausti, tu vaikiną turi? Ne. Norėtum turėti? Ką aš žinau. Renata, kiek tau metų yra? O kaip tau atrodo iš matymo, kiek man yra?
Nežinau, aš visom moterim galėčiau duoti 19 metų. Nenoriu labai nusendyti, tai Ne, daugiau nei 19. man asmeniškai yra... Klausyk. Klausau aš Tai tavęs. gerai, tada tegul tavo draugelis, tas pažįstamas ar kaip ten jis, atneša tą laiškelį, kurį tu minėjai ir kažką tokio, tada žiūrėsim. Žiūrėsit, ar ne? Jo, ir būtų gerai, kad bent jau susimatyti, nes aš, pavyzdžiui, dabar nesuprantu nieko kol kas. Ir ką per Renata. telefoną aiškintis, jeigu būtų paprašiau susitikus. Renata, o kur yra Agnė? Agnė? Taip, Kokia? Ar daug Agnė pažįsta? nežinau. Aš vienintelė žinau, bet aš negaliu pasakyti jos Iš darbo? pavardės. Taip, iš darbo. Namuose dabar? Namuose, ar ne? Ji man davo tavo telefono numerį. Ji? O pas jūsų automobilyje radio imtuvas veikia? Radio, jo. Gal, nežinau. Pabandykit, Veikia radijas. Kaune. Veikia? Kaune? Koks yra Zip FM dažnis Kaune? ZPFM, nežinau. O tu iš Kauno? Mes užsakymą dainą pasakėm. Turėtų sugroti. Užsakymą? Jo, turėtų tau sugroti dabar. O gal žinai, koks dažnis? Dažnis? Zip FM. Jo, to aš tau galėčiau pasakyti, aš manau. Kaip tik didžiai dabar turėtų tau dainą nuo manęs skirti. Kaune yra 104,1. Tai mane išdarinėja, tai gerai. Radistai. Ai. Pilnas, pilnas, jis autobusukas gal? O, Renata, tau skambina. Pasijuok. Tau skambina radio stotis Zip FM, radistai Jonas ir Rolandas. Jo, tai... Apmausta. Kaip ten bebūtų, smagu buvo Jo, paklausyti. kažkaip gal ir nesmagu, nes mergaitė tikrai ieško vaikino, žinai, taip čia mes melavom. Agnė užsakė, Renata, šį skambutį, tiesiog reikėjo apsimesti ir viskas. Linkėjimą Agniai. Jo. Gerą vakarą, mergaitės jums. Dar garsiau, garsiau. Galit šiek tiek volumės? Yeah! Tai dabar, nu viskas, tai jūsų autobusui visam kokią nors dabar gražią dainą visi. Čia tik 4 panelės. Tai pasigarsinkit 4 panelės. Gerai, iki. Iki. Ate. Nu tai, Vat. Jonai, dabar jau turi parinkti labai gražią dainą, man atrodo, kokią nors. Žiūrėk, aš turiu. Tu turi? Nu tai parink tada, jeigu tu turi. Kad tai merginai, kurią dabar mes čia taip apsukom aplink pirštą, per 5 darbo dienas atsirastų princiukas.